Labas rytas, diena ar vakaras, nesvarbu koks dabar paros metas, ačiū, kad įsijungėt MC Forza kanalą. Su jumis šiandien Karolis ir pamatysit, kaip patekti į privatų HardBC Pro serverį. Nes dabar yra nauja anketos sistema, tai taip, kad patektumėt į serverį, nueinat į mano kanalą, tai yra MC Forzas, va šitas pat kanalas, ir tarkim čia yra 4 serija. Labas rytas, diena ar... Aha, gali sustabdyti, tada paspaudžiat like, tada rodyt daugiau ir matot parašytą anketa. Spaudžiat ant to anketa. Matot, kaip čia viskas yra. Štai toks. Paspaudžiat šičia, atsisiųsti. Nes čia jūs negalite nieko įrašyti, matot. Čia draudžiama įrašyti. Paspaudžiat atsisiųsti ir štai jums atsisiunčia. Tada jūs galit, matot, jūs dar vis tiek negalit. Pamatot, aš kažką bandau rašyti ir neina. Paspaudžiat Enable Editing. Tada vardas, kur jūsų vardas. Tarkim, mano yra Karolis. Nes slapyvardas, tai mano slapyvardas yra MC Forzas visa galia. YouTube slapyvardas, tai mano slapyvardas yra MC Forzas. Amžius man yra 13 metų. Jaunasis miestas, kur aš gyvenu. Kaunas, nes aš Kaune gyvenu. Kaunas. Kodėl nori patekti į serverį? Gal, tarkim, noriu susipažinti su serverio žaidėjais. Tašką. Va, savo tašką padėsim. Ką planuoja įveikti serveryje? Mes planuojam iš tikrųjų, tarkim, padėti kitiems. Padėti kitiems statyti. Amen. Kaip dažnai galėsi šiais serverį? Nu, tarkim, taškas per dieną. Taip, va, taip. Ką veiki laisvalaikiu, tai... Elektroninis paštas, tai bus... talol.com. Skype bus... .11. Ir... Šitas yra nesvarbus. Šitas visiškai yra nesvarbus, nes dabar nebereikia nei hamači nieko. Na va, nebereikia hamačit, kas yra labai smagu. Tai va, štai jūs ir užpildėt anketą, nebuvo sunku, ne? Tada save'as, kažkaip įsaugot per balų, kai tarkim. Saugot save, tada nueinat į savo elektroninį paštą, tai yra Gmail. Mano. Taip. Paspaudžiat sukurti. Kam? hardbcpros@gmail.com. Arba tiesiog galit čia nueit, ane? Ir... Va, hardbcpros galit nusikopijuoti tiesiog. Jeigu labai tinkit kažką daryti. Tai va, tema. Tema. Taip. Tema bus... Atranka į serverį. Ir čia galit ko nors prirašyti. Cool. Tada spaudžiat šitą sąvaržėlę, prikabinat. Nuėjat į darbalaukis. Va, jūsų failas labai prasmingai pavadintas. Ir paspaudžiat siųsti. Štai išsiusta. Tada aš du kartus per dieną, tarkim, nueinu į Gmailą. Nueinu į Gmailą ir žiūriu. Oh my god. Kažkas nori į serverį.
Peržiūriu. Oh, that's very cool. Man. Ir priimu jūsų serverį. Nu, nežinau, ar priimsiu, bet galbūt ir priimsiu. Kas gali, žinau. Tai va, vienu žodžiu, tiek. Viskas taip ir vyksta. Taigi, ačiū, kad žiūrėjot šitą video. Nepamirškit, jeigu dar nesat. Labas rytas. Va šitaip atrodo mano video, tai čia reikia paspausti patinka. Ir čia reikia paspausti subscribe. Jeigu nemokat čia paspausti subscribe, nueina čia ir čia paspaudžiat prenumeruoti. Man nepasispaudžia, net aš negaliu savęs prenumeruoti. Va, matot, jau kiam 3 prenumeratorių. Labai smagu. Ir visus šitus taip pat galit peržiūrėti. Matot, kiek čia daug. Nu, nėra labai daug, bet still. Taigi, ačiū, kad žiūrėjot šitą video. Tikiuosi visiems viskas aišku. Jeigu kažkas neaišku, pakomentuokit. Kas jums neaišku. Ir tada galėsit normaliai patekti į serverį, nes jau labai mažai vietos lieka. Viskas. Tik keletą žmonių tebe pateks. Amen, laukiu anketų. Viskas. Ate. Nepamirškite. Thank you.